Sveiki, Woodwinery akademija. Šiandien kalbėsime apie briaunavimą. Briaunavimas – viena jautriausių apdirbimų technologijų, kurios galutinė kokybė labai lemia įrangos ir operatoriaus sinergiją. Lietuvos klientai ypač reiklūs kokybei, todėl mes siūlome ne tik briaunavimo įrengimą, bet ir mokymų kursus Woodwinery akademija. Šiuo metu už mano nugaros yra Biese Acron 1300 briaunavimo įrenginys, kuris dirba 12 metrų per minutę pastumą. Šis įrenginys jums suteikia mažesnį tarpą tarp detalių, geresnį produktyvumą ir lengvesnę techninę priežiūrą. Mes galime apdirbti siauriausią detalę 50 mm, bet ilgis turi būti ne mažiau negu 250. Automatinis kalibravimo variklių aukščio reguliavimas, kas suteikia galimybę naudoti simetrinius įrankius. Naudodami simetrinius įrankius, jūs gaunate geresnį įrankio dėvėjimąsi, nepriklausomai nuo detalės aukščio. Naudojama Biese Citra programinė įranga, kas suteikia labai inovatyvų ir paprastą naudojimą. Tai yra labai greitas perjungimas tarp pirmo ir antro leidimų, taip pat vizualus visų apdirbimo operacijų pavaizdavimas. Įrenginys gali būti rankinio arba automatinio valdymo. Su automatinio valdymo agregatais mes galime turėti multi įrankių galimybę, tai yra labai greitą perėjimą tarp vieno ar kito radiusų. Taip pat mes turime kiekvieno agregato reguliavimą 1/100 tikslumu. Šiame įrenginyje mes galime pasirinkti 3 skirtingas klijavimo technologijas. Tai yra klijavimas EVA klijais lydalais, poliuretano klijais arba besiūlė technologija karštų orų. Biese yra top gamintojas besiūlio briaunavimo srityje, naudodamas karšto oro technologiją ir turintis ilgiausią patirtį. Kviečiame susipažinti plačiau su šiuo įrengimu mūsų Woodwinery akademijoje.